Ačiū profesinio tik tai. O šitą žentelis paskui, čia truputį filmuoju. Galima ir pašnekėti. Galima ir pašnekėti. Jo, apie. Malonu susitikti. Tikrai malonu. Į Białostoką negrįžtate pasižiūrėti, kaip ten? Į Balstoką negrįžtu, bet širdies dalį palikau Balstokės aerodrome, ten pakilau apie 3000 kartų. Tokių trumpų skrydžių su 9 tipais lėktuvų. Ar ten lietuvaičių yra šiuo metu? Dabar lietuvaičių ten neskraido. Vienas skraidė Krakauskas iš mūsų krašto, jo tėvas fizikos dėstytojas yra technikome, bet jau dabar jisai padavė. Lietuvaičių truputį skraidė Klausas. Šaldytuvais. Malonu jūs sutikti, jūs organizavot Lietuvos, kaip sako, lengvojo sporto aviacijos tą visą. Nu, va, tu mūsų draugai Vadžalos šiandien ir pakvietė į šventę. Jo. Aš jūsų ieškojau 87 metais ir mes nesusitikom, buvo Veisėjuose prie komunizmo laikais susitikimas ir mes nesusitikom, nes daug žmonių. Dar kažkur archyve jūsų lėkštutė yra, dar kažkoks tai dalykas. Aš ją išplotką jums parvežiau ir padovanojau, nes aš buvau tiesiog sužavėtas jūsų atsidavimu aviacijai. Jūs tada tuo laiku jau nepriklausomos aviacijos. O ar Skraidžiau. Su Gavronu. Su Gavronu skraidžiau. Atsimenat, kada žmona užsikibo Gavronui už... O, tai jūs esat Česlovas Kiršonas, kaip aš net pažinau. Negalėjau nusileisti, nes vėjas buvo, traukiau ant metro sartą ir keikiau, kad aš vėjas. Man atsimena tą. O, Česlovas mane pasakojo. Nufirmavus, aš jūsų telefono ieškojau. Česlovai, pasakyk. Aš pasakysiu jums savo numerį.